patinka ten visokius visokių ten šokius, ten šokam tenais visokių. Šokio laboratorija yra erdvė, kur mes kuriame. Ir šitam projekte dalyvauja šviesos dirbtuvėlių bičiuliai. Tai yra žmonės turintys intelekto negalią ir jaunimas. Ir tai laboratorijai vadovauja profesionali šokėja Asta Bringienė. Man tie žmonės yra labai gražūs. Man jie labai patinka. Tikrai, man patinka stebėti, kaip jie juda, kaip jie kuria, kaip jie atlieka užduotis, kaip jie įdeda save ir į kiekvieną mažą judesį jie įdeda tiek, kiek profesionalas kartais neįdeda. Į didelį judesį. Darbas su bičiuliais iš tikrųjų labai praturtina, nes jie iš savęs yra įdomus. Ir tai, ką jie sugalvoja, mes praktiškai ir naudojame choreografijoje. Daug idėjų, daug minčių ateina iš jų pačių. Tas profesionalus menininkas, jisai iš tikrųjų turi turėti labai specifinės savybės ir ne kiekvienas gali dirbti šitam kontekste. Nes menininkas netampa terapeutu, nes mes nesigilinam į kažkokias medicinines situacijas ir mes nemėginam tų žmonių keisti, o tiesiog sukurti galimybę jam kurti kartu ir užsiimti saviraišką. Ir meninė veikla šiuo atveju jinai yra priemonė bendrauti tarpusavyje ir atrasti vieniem kitų gebėjimus. Haskarai, va žiūrėkit, va. Taip, aš išmokau. Iš tikrųjų pažįsti ne tik kitus žmonės, bet ir save tada jau pilnai. Didina draugiškumą visuomenėje, tai atvirumą vieni kitiems. Matymas, kad mes galime būti labai įvairūs ir domėtis tais pačiais dalykais, džiaugtis tais pačiais dalykais. Patinka. Mokėjau šokti palygio tango, o dabar šoku gulbelę. Tiesiog, kad kiekvienas žmogus tiesiog būtų originalus. Tiesiog noriu šokti ir jau suprantu, kad aš jau šoku. Nebe taip, kad jau ten trypčioju vietom ar ką, bet jau grynai šoku. Projekto dalyvių įvairovė lemia meninio rezultato unikalumą. Lapkričio 12 dieną nacionaliniame Kauno dramos teatre pristatysime šokio laboratorijoje gimusį spektaklį Prisilietimas.